Dabar yra 6:30 ryto, dar šiek tiek tamsu ir pradedu savo kamino kelią. Lisabonos katedra. Tiesą sakant, Google paieškoje tai rodo, kad čia prasideda kamino, o ten, kur prieš tai buvo, tai yra kamino centras, taip pat ir bažnyčia. Ir ten, matyt, galima gauti piligrimo pasą, dėja aš jo negavau, nes dar nedirba. Einu nuo katedros, bet tiesą sakant, ne vieno žymėjimo dar nemačiau kelyje. Tikiuosi, kad situacija bus geresnė toliau. Gatvės visiškai dar tuščios. Nei gyvos dvasios čia. Čia su kemperiu tikrai jau netilptumėm iš šitoj gatvėje. Nei šitoj? Nei šitoj. Vis pastebiu tokias rodyklės, tai panašu, kad čia toks žymėjimas, nes standartinių pjūklyčių ar kažkokio oficialaus žymėjimo, tai vis dar ir nemačiau mieste niekur. Pasirodė visai nebloga kombinacija. Pirmas ženklas po daugiau nei 12 kilometrų, kad esu teisingam kely. Jau buvau įsigandus, kad reiks lipti šitais laiptais per upę. Bet ten visur užtverta, užrakinta aukščiausiam tvorom. Tai čia turbūt tik skulptūra neskirta naudoti. Žymėjimas. Kriuklyčių vis dar neradau, bet kelias dabar gan nemažai sužymėtas tokiais ženklais. Tai mėlynas yra į Fatimą miestą, o geltonas į Santiago. Lisaboną jau palikau už nugaros. Dabar einu palei upę tokiu paprastu takeliu. Kalnų apsupty. Kelias veda. Jau esu nuėjus daugiau nei 18 kilometrų. Ir kol kas viskas puikiai. Saulė išlenda.
Aš jau buvau sustojusi užkasti, bet dar šiek tiek toliau paėjus, kokią puikią vietą radau. Aš irgi radau pavėsį, ten toks akmuo atsisėsti normaliai, bet čia netgi staliukai padaryti. Dabar jau esu nuėjus 20 km ir judu toliau. Darosi karšta. O štai ir kriauklytė. Po šiek tiek daugiau nei 22 kilometrų priėjau pirmąjį miestelį po Lisabonos. Bažnyčia, žinoma. Visai gera eiti normaliu keliu, nes ilgą laiką buvo žvyrkelis, tai parodys kokios mano kojos. Šiame miestelį ir kavinių yra, ir parduotuvių, tai tikrai galima pasipildyti atsargas, pavalgyti, į tualetą nueiti. Kelias veda per tokį žiedą, kur visiškai nėra nei perėjų, nei šviesoforo. Perbėgau, bet labai jau nenoriai. Dabar kelias veda tiesiog keliu, nei šaligatvių, nei kažkokio takelio. Bet gatvė atrodo nėra labai judri, jau judrų į žiedą aplenkiau. Turėjau didesnį miestą. Ir judu toliau. Dabar turiu beveik 28 kilometrus karštą. Panašiai temperatūros kiek kilometrų. 27-8 turbūt dabar. Kiti žygeiviai senukai. Kažkaip sunkiai juda. Jau aš vis dar einu. Dabar nuėjau beveik 32 kilometrus. Einu tokiom žolių taku, aukštų žolių. Karšta. Kelias šalia bėgių. Toks takelis. Keliauju. Čia beje 32 laipsnių šilumos ir 32 kilometrai. Kažkaip labai sutampa vis. Tikiuosi, kad ateityje išsiskirs šitie du skaičiai. Priėjau aviacijos lygtais muziejų. Seni lėktuvėliai. Kadangi iki pietų nespėjau grįžti, tai pamačiau tokį aparatą. Pasiėmiau sumuštinuką, kuris atrodo taip. Šitas šiltas ir vandenukas šaltas. Esam Alhandra miestelį. Sustojom pernakvot čionais. Ten toliau upė teka. Man atrodo, Tachas pavadinimo upė. Čia tokia rami labai vieta. Ten toliau yra skalbykla, kur galima pasiskalbt rūbus. Galima ir grynais, ir kortele apmokėti.
Ten toliau yra pastovyklauti galima žmonėm, pasikepti kažką. Mes čia taip tokioj vietelėj sustojom. Mums tik naktelę pernakvoti ir viskas, ir toliau keliausim. Rasa toliau į savo kamino, tai pasirinksim kitą vietą, kur nakvosim rytoj. Taip ir keliausim kiekvieną dieną, kol Rasa praeis visą kamino kelią, o toliau keliai ves tikriausiai į Ispaniją. Jau pamatysim kažką gražaus, apžiūrėsim. Tai va. O čia toks pastatas, kuris šiandien bent jau atvažiavau. Dieną tai neveikia, mašinų nedaug. Pavieniai žmonės atvažiuoja pabėgiot, palakstyt. Nes čia veda pats kamino kelias tiesiai. Tai va. O dabar eisim jau miegot. Gultis kiek čia? O, dar tik 8:30. Nu, bet reikia. Čia greit temsta. Anksti keliamės kokią 6 ryte. Ko čia miegot? Ir va, kemperis gražuolis stovi.